Man nereiktų pagrįsti visiškai nieko, jeigu aš pasakyčiau, kad aš noriu 3 vaikų iki tol, kol man sueis 30. Kaip dažnai mes mėginam pataisyti moteris, kurios išeina iš rėmų? Kodėl vis dar manoma, kad moteris turi būti kažkokia baby making machine? Klausimas tau. Jeigu tau nuoširdžiai pasakytų, nuo jūsų lūžyžiai iki booty hole ir tada kaimynų vaikas pradėjo spiegti super mamytės. Na ir tada, žinoma, nemalonesnė tema. Tai yra motinystės gailestis. Man yra ganėtinai keista, kai žmonės jaučiasi laisvai galėdami klausti, kada vaikai, kada anūkai, nes tai nėra normalu ar adekvatu, tai yra manipuliacija. Kaip jau ir skaitėt iš pavadinimo, šito podcast'o epizodo tema yra, kodėl aš nenoriu turėti vaikų. Ir aš iškart noriu vieną dalyką prisiduoti, nepykit ant manęs, bet tikrai didžią laiko dalį, beveik visą, skaitysiu iš planšetės, nes aš atlikau labai daug research, išliejau savo visas mintis ir taip toliau, ir aš tikrai nieko nenoriu praleisti, pamiršti. Ir kitas dalykas, čia nėra šmeižimo žmonių, kurie pasirinko kitaip gyventi, būti tėvais, turėti vaikų, būtų smagu gauti ir tokį patį atgalinį ryšį, bet ne apie tai. Jeigu jūs man pritarėt, ačiū, galite pasidalinti su kitais, padiskutuoti, jeigu ne, kiekvienas turim savo nuomonę, bet turim ją gerbti. Tai pradedam. Aš čia visai patogiai įsitaisiau, aš manau skaitysiu kaip kokią knygą, aišku, aš įsiterpsiu, nes mano galvelė tai ujui kaip dirba. Įsivaizduok, tu sėdi namuose ir galvoji, ar viskas gerai su tavimi, nes tavo draugė jau planuoja 2 ar 3 vaiką, o tu dar net nenori galvoti aplamai apie juos. Įsivaizduok. Sekmadienio rytą atsikeli ramybei ir tyliai džiaugiesi, kad niekam nereikia tavo dėmesio, kad pakeisti sauskelnes ar paruošti maistą. Ar dar, įsivaizduok, esi parduotuvėje ir matai mamą su surištu kuodu, mažu vaiku ant rankų ir galvoji, kodėl tau vis dar yra nejauku, kai kas nors paklausia, kada tavo eilė, kada anūkai. Yra tam tikrų temų, kurios atrodo amžinai priklijuotos prie moters tapatybės. Viena jų – vaikų turėjimas. Lyg moteris yra lygų mama ir nieko daugiau. Noriu, kad šitas epizodas būtų kaip terapija tiems, kurie jaučia spaudimą iš aplinkinių, kurie žino, kad ne jiems yra skirti vaikai ir nebūti mama. Pradėkime nuo pačio sunkiausio. Tai yra nuo tylos. Tos tylos, kurie atsiranda kambarį, kai pasakai, kad nenori vaikų. Nesvarbu, ar tai vakarienė su šeima, ar vyno taurė su draugėmis, ar šventė su pažįstamais. Ta tyla įsiskiria, bet tikrai giliai. Tarsi ką tik būtum pasakiusi, kad planuoja emigruoti, nežinau, kokį Marsą. Sako, vaikai, juk yra šventas žodis, instinktas, moters paskirtis. Kaip ir sakiau, moteris yra lygų mama. Dievo dovana. Bet neslėpsiu, aš tikrai šito dalyko visiškai nejaučiu. Ir žinot, kas yra keisčiausia? Kad man nereiktų pagrįsti visiškai nieko, jeigu aš pasakyčiau, kad aš noriu 3 vaikų iki tol, kol man sueis 30. Bet aš jeigu pasakyčiau, kad aš visiškai nenoriu nieko, jokių vaikų, tada prasidėtų visas teismas. Tu dar jauna, tau praeis, palauk, kol sutiksi tinkamą žmogų, tu nesupranti, kokia tai meilė. Kaip dažnai mes mėginam pataisyti moteris, kurios išeina iš rėmų. Tarsi jų pasirinkimai būtų laikinas defektas, o nesąmoningas sprendimas. Aš esu labai išties pavargusi nuo infantilizacijos, kada moters toksai pasirinkimas turi būti ištaisytas, jog jis tampa problema, bet ne opcija. Ir labai keista, kai žmonės jaučiasi laisvai galėdami klausti tavęs klausimų, kada anūkai, kada vaikai, tau jau laikas eina, bet niekada nepaklaus, ar aš esu tikra tuom, ar aš esu finansiškai, psichologiškai ir emociškai pasirengusi. To niekada tavęs nepaklaus. Nes daugam iš tikrųjų yra nesvarbu, ar tu pasiruošusi, bet svarbu, kad tu aplamai pagimdytum bent vieną vaiką. Žinau, buvo ilgas intro, atsiprašau, bet dabar prieikime prie pirmos temos. Nenorėti vaikų yra normalu. Ne dėl to, kad su tavim kažkas yra negerai, o dėl to, kad tu gali rinktis. Nėra gedimo, kai nenori vaikų. Nėra trūkumo, nėra defekto. Nenoras turėti vaikų dažnai interpretuojamas kaip trauma, savanaudiškumas, nebrandumas. Bet tai yra pasirinkimas ir labai labai brandus pasirinkimas. Nes pasakyti ne, kai visi aplinkui sako taip, reikia daugiau sąmoningumo, negu tiesiog eiti iš paskos. Ir iš vis. Kodėl vis dar manoma, kad moteris turi būti kažkokia baby making machine. Pasak 21 metų Pew Research Center duomenys rodo, kad vis daugiau jaunų žmonių, ypač moterų, sąmoningai pasirenka gyvenimą be vaikų. Ne iš baimės, ne iš egoizmo, ne dėl to, kad praeis.
Tai rimtas, sąmoningas sprendimas, kuris atspindi platesnius visuomenės pokyčius. Tai reiškia, kad mes ne vieni. Tai reiškia, kad pasaulyje atsiranda daugiau žmonių, kurie nebetiki, kad reprodukcija yra vienintelis gyvenimo kelias. Sekanti tema yra moters kūnas, neviešas projektas. Apie tai mažai kalbama, bet nėštumas ir gimdymas, neslėpkim, yra labai didžiulis darbas, ir toliau užauginti žinoma vaiką. Tad pakalbėkime apie fizinę realybę. Ką iš tiesų reiškia išnešioti ir pagimdyti vaiką? Skaičiau ganėtinai daug moterų pasakojimų apie būtent nėštumą, gimdymą. Ir tai tikrai nėra labai gražu. Tai yra fizinis, emocinis, hormoninis chaosas. Kūnas keičiasi ne savaitėms, ne mėnesiams, bet kartais jisai pasikeis absoliučiai visam jūsų gyvenimui. Kiek moterų susiduria su pogimdyvinė depresija, su kūno neatpažinimu veidrodyje. Kalbama apie 9 mėnesius nuolatinės transformacijos. Organai keičia vietą, kaulai plečiasi, nuolatinis pykinimas, kuris neleidžia normaliai gyventi. Sekinantis nuovargis, kuris prilygsta kopimui į kalną. Dar visai neseniai žiūrėjau TikToko video, kur moteris pasakojo, kad dėl jos nėštumo jinai prarado absoliučiai savo visus dantis. Ten kažkas su kalciu ir taip toliau. Aš to jį surasiu ir aš jums jį paleisiu. I've had a lot of people asking me why and how I don't have teeth at the ripe age of 33. Well, let me tell you, it's because of kids. All right? I was pregnant with my daughters and they took all of the calcium out of my body. Not only did they take the teeth out of my head, but they did help me out a little bit by taking calcium deposits that I had all around my body, like in my fingers and in my toes and in my knees. I initially went to the dentist a few years ago. I went to Aspen Dental and they told me that it was going to be $28,000 to fix my teeth. I did not have insurance at the time, so I told them to yank those suckers out. I did end up having a bad feeling about Aspen Dental after the fact, and I went to a different dentist, and they're like, yeah, no, you shouldn't have had them pulled. We could have done better. Are you fucking kidding me? I have been consistently losing weight over the past 3 years because I can't eat shit. I'm stuck on a retirement diet where I can't eat anything other than the shit that I can mush with my tongue. It's bullshit, and I am hungry and cranky. I have been without teeth for 10 days. I was able to wear my top dentures for the first time all day without any discomfort yesterday. I took them out of my head for 30 seconds and my dog ate them and still hasn't shit them out. I just want a steak. Jo, aš nenoriu, kad mano kūnas taptų kažkokią karo zoną dėl visų hormonų disbalansų ir taip toliau. Yeah, no, thank you. Dar pamiršau paminėti apie dubens dugno pažeidimus, kurie gali lemti šlapimo nelaikymą absoliučiai visą gyvenimą. Tada apie raumenų prasiskyrimą arba organų nusileidimą. I'm sorry, bet aš tikrai nenoriu, kad mano kūnas pro tai praeitų. Tada pats gimdymo visas procesas. Contractions, prieš tai jie vyksta, prieš gimdymą. Jie irgi yra nežmoniški skausmai. Mano sarėmai kažkaip tarėsi lietuviškai. Gimdymas, valandas, nežmoniškas skausmas, plyšimas gali įvykti nuo jūsų vėžys iki booty hole, yeah, no, thank you. Cezario pjūvis, kur gijimas yra ilgas ir skausmingas, aišku, aš to nežinau, aš kiek skaičiausi. Kas jūsų kūnas neatsistatys per naktį, per 2, per savaitę. Dar kitas dalykas, kurį norėjau paminėti, kad aš nežinau, čia jau prieš kiek laiko aš skaičiau šitą dalyką, kad nėštumo metu moters smegenys sumažėja, fiziškai, iš tikrųjų sumažėja per pusę. Bijau suklysti, ar per pusę, bet tikrai jos sumažėja ir užtrunka, man rodos, iki 2 metų, kad jos pilnai atsistatytų. Kai dariau visą šitą research šitam podcastui, mano aš nenoriu turėti vaikų tapo dar labiau užtikrintas negu prieš tai. Nes aš nenoriu, kad mano kūnas praeitų pro visus šitus dalykus, plus dar kuriuo aš nežinau, pro kuriuos moterys praeina, kurios tampa nėščios. Ir gali skambėti savanaudiškai, man rūpi, bet tai yra mano kūnas ir aš pasirinku, ką aš noriu daryti su savo kūnu. Ir tai yra vienas dalykas, iš kuriuo aš nenoriu, kad jisai praeitų. Klausimas tau. Jeigu tau nuoširdžiai pasakytų, kad 9 mėnesius tavo kūnas keisis ne tavo valia, kad kasdien jausies pavargus, ištinus, pykins, svaigs galva, jausmai svyruos tarp euforijos ir visiškos tuštumos, kad tavo kūnas nebus tavo ir viskas baigsis skausmu, neaiškumu, fiziniu perkrovimu. Ar vis tiek dar pasakytum taip? Sekanti tema, kurią noriu paliesti, tai yra kaina.
kiek iš tikrųjų kainuoja užauginti vaiką Lietuvoje. Nes manau, kad dauguma išleidžia pinigus ant to momento ir net negalvoja, neskaičiuoja, kiek jie iš tikrųjų išleidžia savo pinigų. Pagal Lietuvos statistikos departamentą vieno vaiko auginimo išlaidos nuo gimimo iki 18 metų, pasikartosiu, vieno vaiko, gali siekti apie 200 000 eurų. Tai pampersai, drabužiai, maistas, mokyklos reikmenys, būreliai, kelionės, dantistai, telefonai ir psichologai. Ir tai jeigu einasi viskas gerai. Jeigu atsiranda sveikatos problemų, arba kažkuris iš tėvų praranda darbą, arba abudu praranda. Nepamiršim, kad yra ir kita valiuta, tai yra emocinė. Tai nuovargis, nemiga ir santykių įtampa, plus kitos begalės. Statistiškai poros susilaukusios vaikų dažnai patiria santykių krizę per pirmus 3 metus. Ir tai nieko blogo, nes sutikime, kad vaikai yra tikrai didžiulė atsakomybė. Bet kodėl apie tai tylima, iki kol yra per vėlu? Sekanti tema yra, aš apie ją per daug negaliu kalbėti, nes aš nesu tose grupėse, tose forumuose, ačiū Dievui, bet man buvo apie jas pasakojama, aš maždaug įtariu, kaip ten kas vyksta, tai yra super mamytės. Ir kaip socialinėse medijose stengiamasi pateikti idealus tobulas gyvenimas. Taigi dar tai yra viena realybė, kurią reikia aplamai išlupti iš mūsų kolektyvinės pasąmonės, tai tobulas, nufiltruotas motinystės įvaizdis. Super mamytė. Tai moteris, kuri nuo ankstaus ryto jau yra pasportavusi, prasitampiusi, pagaminusi pusryčius ir ji apie jūsų paties vaiką žino geriau negu jūs pati. Jei net nedrįsk sakyti, kad tu savo vaikui davei šiandien šokolado, kad jisai bėgdamas nukrito ir susižeidė, arba aplamai, tu kažko nežinai, nes pagal ją tu tada būsi nuteista visam gyvenimui. Kad kokia tu esi mama, kad tu kažko nedarai ir tu neprižiūri savo vaiko. Nepamirškime, kad dažnai už to slypi išsekimas, nepasitenkinimas, spaudimas būti geriausia, nors viduje jinai yra tuščia. Nenoriu aplamai aš to žaidimo žaisti ir aš nenoriu būti tose grupėse, kaip ir minėjau. Nenoriu patekti ir į spastus, kur nuovargis tampa norma, o bet koks noriu pabūti viena tampa savanaudiškumu ir egoizmu. Ir čia klausimas. Jeigu motinystė būtų tokia visiems savaime laiminga patirtis, kodėl yra tiek daug moterų, kurios slepia, kad yra išsekusios ir pavargusios? Kodėl tokie forumai kaip mamos pavargusios, mamos vargsta, egzistuoja ne šiaip sau? Ir aš nemeluosiu, aš pasiskaičiau užsienio forumų, nes visos kitos Lietuvoje yra privačios. Na ir tada, žinoma, nemalonesnė tema, tai yra motinystės gailestis. Taip, mamos gailisi, kad jos turi vaikų ir kad jos tapo mamomis. Taip, nors ir jos myli savo vaikus, bet tuo pačiu gailisi, kad pasirinko motinystę. Jos liūdi ne dėl prarasto savarankiškumo, tylos, karjeros, asmenybės. Jos gailisi vaidmens, savo tapatybės, o ne vaikų. Sociologė Orna Donath atliko mokslinį tyrimą, kuriame nagrinėjo motinystės apgailestavimą. Tema dažnai laikoma tabu. Tyrime dalyvavo 23 moteris, kurios atvirai pripažino apgailestaujančios tapusios mamomis. Visos teigia, kad jeigu galėtų grįžti atgal, nepasirinktų motinystės. Šis tyrimas pabrėžia, kad motinystės apgailestavimas gali būti realia ir svarbi patirtis, kurią verta nagrinėti ir suprasti. Taip pat svarbu paminėti, kad motinystės apgailestavimas nėra čia kažkoks universalus reiškinys ir gali skirtis priklausomai nuo individualių patirčių ir aplinkybių. Kai kurios moteris gali patirti šiuos jausmus dėl nesuderinamų lūkesčių, socialinio spaudimo ar asmeninių gyvenimo pasirinkimų. Todėl svarbu atkreipti dėmesį ir į šią temą ir skatinti atvirą diskusiją apie motinystės patirtis bei iššūkius. Kaip ir podcast'o pradžioje minėjau, tikiuosi, kad neiškirpo redaguodama, kad čia nėra šmeižimas mamų. Jūs pasirinkot savo, aš pasirenku savo ir aš matau, kiek turi praeiti mamos ir man tai yra wow. Tai čia, kaip ir pasikartosiu, čia nėra šmeižimo epizodas, nešmeižimo laida ar kažkas tokio. Sekanti tema yra tikroji savirealizacija, ar tik tais per vaikus. Manęs būna, kad kartais paklausia, bet ką tu toliau veiksi gyvenime, kaip tu save realizuosi, kaip tu čia dabar negali būti mama. Lyg moteris, kurios pasirenka neturėti vaikų, tampa tuščios.
Bet kodėl niekas nekelia šito klausimo vyrams? Nes pagal viską reprodukcinė, visas tas šineregen vyksta nuo vyrų. Bet vyrų niekada to neklausia, nes tai yra moters paskirtis turėti vaiką, ne vyro. Gali skambėti savanaudiškai, bet tai yra viena nuo širdžiausių ir svarbiausių tiesų, kurias galiu pasakyti. Aš noriu būti pati savo prioritetas. Aš labai myliu savo laiką ir aš labai vertinu savo tylą. Man brangi yra galimybė, kad bet kada spontaniškai galiu keliauti, gilintis į kūrybą, būti viena su savim be nuolatinio dėmesio poreikio. Ir dar kitas dalykas, aš neseniai su saviškiu naktį prieš miegą skaitėm knygą, jis savo, aš savo. Ir tai buvo taip tylu, taip ramu, taip faina. Ir tada kaimynų vaikas pradėjo spiegti, rėkti, klykti. Ir mano pirmoji mintis, aš save prisagavau, kad Ieva, jisai taip komunikuoja ir dabar, kol aš kalbu į kamerą, jisai klykia. Bet, kaip ir minėjau, Ieva, jis tik taip moka komunikuoti, viskas gerai, bet antra mano mintis buvo, kad aš negalėčiau tokios savo šventos ramybės aukoti vaikui? ? Taip pat mums dar yra sakoma, kad 20-ieji tai yra tavo metai. Keliauk, patirk, jausk, daryk, ką tu nori, siek karjeros ir taip toliau. Bet nepersistek, nes laikas tiksi, jisai kapsi, iki kada tu gali turėti vaikų. Ir kuo ilgiau gyveni savo, tuo garsiau aplinkiniai primena. O kaip dėl vaikų? Tarsi laisvė ir motinystė turėtų grinai konkretų grafiką, o pavėlavus viskas. Praleidai savo stotelę. Savirealizacija ateina per tai, ką darai su meile, su tikslu ir su aistra. Aš jaučiuosi gyva, kurdama, skaitydama, darydama pamai, ką noriu, kada noriu, su kuo noriu. Aš noriu turėti laiką, kada aš galiu pažinti save, būt, atrasti. Tai netuštuma, tai yra mano pasirinkimas. Kitas dalykas, apie kurį noriu pakalbėti, jisai nėra užrašytas. Man yra ganėtinai keista, kai žmonės jaučiasi laisvai galėdami klausti, kada vaikai, kada anūkai, tau jau ir tiek metų, jau kaip ir laikas, tai visi topiniai tokie klausimai. Bet jūs nesuvokėt, ką žmogus praeina ir ką jisai kenčia. Nes, aišku, jisai neturi jums ir pasakoti šitą dalyką, bet galbūt jie bando jau pastoti. Metus, 2-3, galbūt važiuoja į ligoninę, ten leidžiasi švirkštus, kad padėtų tą visą nėštumo procesą. Galbūt kažkuris iš partnerių arba abudu yra nevaisingi. Galbūt jau ir įvyko nėštumo procesas, bet tas vaikelis išėjo. Ir jūs to niekada nesuvokėt. Nes jums tas, kada vaikai, kada anūkai, yra tiesiog paprastas klausimas. Bet galbūt ta moteris grįžta namo isteriškai verkia, kodėl mano kūnas netlieka savo biologiškai paskirto darbo. Apie tai nepagalvojat. Aplamai jūs neturėtumėte klausti tokių dalykų. Tiesiog, that's so stupid. Ne jūs turėsite kęsti tą viso nėštumo procesą, tuos visus side effects, ne jums gimdyti, ne jums 24/7 rūpestis, finansinės išlaidos ir taip toliau. Aplamai nustokit klausinėti šitų klausimų. Priėjome jau prie paskutinės temos, po jos aš skaitysiu anoniminės istorijas, nuomonės apie visą šitą topiką, kur pasidalinau savo Instagram'e, tai jeigu nesekat, būtinai pasekit. Ir paskutinė tema yra senatvė. Manau, jau tie žmonės, kurie pasirinko neturėti vaikų, sulaukė to irgi legendinio klausimo. O kas tavim pasirūpins senatvėje? Lyg gimdymas būtų investicija į ateities slaugos fondą, o vaikas garantuotas tavo globėjas. Bet pažiūrėkime į realybę. Kiek žmonių senatvėje lieka vieniši, nepaisant to, kad turi 2 ar 3 vaikus? Kiek jūs sulaukė tik retų skambučių per šventes, nes vaikai išsikėlė gyventi į užsienį, turi savo gyvenimus, šeimas. Vaikų turėjimas dar niekam nesuteikia nemokamo bilieto į šviesią ir saugią senatvę. Kai manęs paklausia, kas tavim rūpinsi senatvėje, aš dažnai pagalvoju, kad aš pati pasirūpinsiu savimi. Arba tiesiog slaugos namai. No big deal. Senatvė neturi būti kažkokia gąsdinimo korta, kad priverstum kažką tapti tėvu ar motina. Nes tai nėra normalu ir adekvatu, tai yra manipulacija. Jau keliaujame link pabaigos, temos visos baigtos, dabar skaitysiu jūsų istorijas ir jūsų nuomonės, gaila yra tik tais porą, bet skaitom. Atrodo, kad visi aplink mus, ypač tėvai, tik ir laukia, kada susilauksim vaikų. Bet mes su vyru to visiškai nenorim. Esam dar jauni, norim pažinti pasaulį, gyventi dėl savęs, o ne prisijimti atsakomybę už vaikus. Nesuprantu, kodėl tiek spaudimo iš aplinkos. Visi tik kalba, kaip nuostabu turėti kūdikį, mažą stebuklą saulytę.
hard eye emoji. O man atrodo nuostabu būti vieniems. Pritariu. Aš nuoširdžiai džiaugiuosi už kitus, kurie laukiasi ar planuoja šeimą. Tikrai. Bet man pačiai tai kelia baimę ir visiškai nejaučiu noro turėti vaikus. 100% aš su tavim sutinku. Man vis tiek yra iki po dabar ganėtinai keista, kai labai džiaugiasi už tuos žmonės, kurie pasirenka turėti vaikų ir kurie jau turi vaikų, bet žiūri kreivo akim, kai tu pasakai, kad aš pasirenku save. Bet tada, kai aš tapčiau mama, pasirūpink savim, tu save pamiršai. Ironiška, ne? Prisiduosiu, bet šitą istoriją / nuomonę, kurią aš dabar skaitysiu, aš ją skaičiau prieš filmuojant ir man buvo tokia, girl, Skaitysiu pagal pastraipas. Nemalonesnė tiesa. Garsiai rėkiantys žmonės, aš niekada neturėsiu vaikų, yra lygiai tokio pat supuvimo lygio, kaip ir tu privalai turėti vaikų. Grupė ir net panašus intelekto lygio. Damn. Bet jeigu čia apie mane sakai, kad aš čia rėkauju, I have my defense. Manęs jeigu paklausia, ar aš planuoju turėti vaikų, aš ir pasakysiu, kad ne, aš nenoriu turėti vaikų. Ir aš nesivelsiu į diskusijas, nes čia yra mano reikalas. Manęs Instagram'e žmonės paklausia, ar aš tipo nenoriu turėti vaikų. Ir aš atsakau, ir aš tada sulaukiau DM'sų, kad, verta kurti šitą podcastą apie tai, kodėl aš nenoriu turėti vaikų ir aplamai visą šitą dalyką. But babes, you took that too seriously. Damn. Esam toliau skaityti, čia vis dar to pačio asmens. Asmeniškai esu apsisprendusi vaikų neturėti ir tai žino mano tėvai, broliai ir sesės, bet niekada to nedrįšiu sakyti vyresniai kartai ar kitokių įsitikinimų asmenims. Yra kertinių vertybinių dalykų, su kuriais nepasiginčijama net ir kokius argumentus benaudotumėte. Juos įeina ne tik vaikų turėjimas, neturėjimas, bet ir abortai, homoseksualių, žmonių santuoka, lytinis švietimas ir taip toliau. Kuo anksčiau supranti, kad kiti turi tokius pat tvirtus įsitikinimus kaip ir mes, tuo yra lengviau gyventi. Bet niekas nuomonės nekeis, niekas mažiau akis nelys, jei bandysime argumentuoti, kodėl nesinori turėti vaikų. Bet jei kyla counter argumentas, bet jie tai kiša savo nuomonę ir vos neverčia turėti vaikų, o mes turime tylėti ir linksėti. Nežinau, dėl ko tai pasakiau. Tai kartais reikia pažiūrėti, kokia žmonių grupė grūda per prievartą savo nuomonę. Dažniausiai tie asmenys nebūna nei laimingi, nei išprusę, bei reikia pasirinkti geriausią kelią. Tiesiog paeiti į šoną, kad jie galėtų keliauti savais keliais. Apie šitą pastraipą aš kaip ir turiu daug pasakyti, bet aš nenoriu prailginti labai viso šito dalyko. Kaip ir minėjau, su tavim sutinku didžiąją dalim, kad taip tokie dalykai erzina, kad tu čia neįkiši savo nuomonės ir tas žmogus nepakeis. Bet kai man teko dirbti tokioj darbo vietoj, kur nepraeina diena be temos apie vaikus ir vaikų turėjimą, lyginimą, aplamai šitų dalykų ir gyvenimo lyginimus, kartais daveda iki to, kad aš dabar turiu pasisakyti savo nuomonę, kad tiesiog tu biški patylėtum ir suprastum. Nes tikrai yra nemaloni situacija, kai tu turi pastoviai savo pasirinkimą aiškinti, argumentuoti. Aš, pavyzdžiui, neapsikraunu kitų dalykų žmonių gyvenimais. Ta prasme, tu turėjai, kad ir, kaip ir minėjau, 10-15 vaikų, čia yra tavo reikalas, ne mano. Ir kažkaip norisi ir kitiems įgrūsti šitą dalyką, kad neapsikraukit ir viskas. Bet šitą laidą aš tiesiog darau, kaip ir minėjau, vien dėl to, kad manęs paprašė ir man yra sunku padaryti. Bet aš daug dalykų sulaikysiu nuo pasakymo apie šitą pastraipą. Toliau tęsiant, vis dar to pačios mens. Patarimas. Jeigu itin erzina šeimos nariai su savo nuomonėmis, užtenka vieno itin grafiško paaiškinimo, kada atsiras vaikų. Man šitą pastraipą buvo, damn. Tarkime, savo uošvieniai pasakiau, kad vaikų bus, kai jos sūnus pagaliau nuleis man į vidų. Tokio pasakymo užtenka dar iki pat dabar, nors jis tikrai nėra labai malonus ausiai. Bet paradoksas yra, jog tie, kurie tiesiog trokšta vaikų iš kitų, labai nesusipatogina, kalbant apie vaikų darymo procesą. Va su šitu man toks buvo, aš šitam dalykui pritariu, šitai pastraipai. Nes, kaip ir minėjau, kad visi nori vaikų iš kitų asmenų kaip mažo šuniuko. Tiesiog yra smagu ir visa kita, bet apie procesą, kaip tas vaikas atsiranda, apie nėštumą, gimdymą niekas nekalba. Keliaujame į pabaigą, tai mano paskutiniai žodžiai. Tai nėra pasisakymas prieš vaikus ir prieš tėvus, ką jau ir minėjau podcast'o pradžioj.
ir per vidurį kažkada. Tai yra tiesiog pasirinkimo pagarba. Tai yra supratimas, kad moters gyvenimas gali būti įvairus, kad ji gali būti laiminga, įdomi ir vertinga be vaiko ant rankų. Tai yra kvietimas kurti erdvę, kur moteris gali nuoširdžiai kalbėti apie tai, ko jos nori, be baimės būti pasmerktom ar nesuprastom. Nenoras turėti vaikų yra dažnai giliai apgalvotas sprendimas. Tai nėra impulsyvus ne. Pasaulis keičiasi ir mes keičiamės. Ir kartais, kad gyventume savo tiesą, reikia eiti prieš srovę. Bet kiekvieną kartą, kai pasakai ne, kai visi sako taip, tu stiprini tylų frontą, kurį vietą savo ir kitoms, kurios gal dar, nedrįsta. Gal klausaisi dabar ir tau širdis sako, kad tu nesi viena, aš galiu taip gyventi. Ir tu taip gali gyventi. Ir labai tikiuosi, kad jeigu tavęs kada nors paklaus, tai kada vaikai, kada anūkai ir taip toliau, tu rami, širdim, be jokio nejaukaus momento galėsi pasakyti, kad, aš neplanuoju turėti vaikų. Ir su to yra viskas labai gerai. Mano gyvenimas yra pilnas, mano gyvenimas yra prasmingas, mano gyvenimas yra mano. Ir jam nereikia vaiko, kad jisai būtų kažkom užpildytas. Pabaiga. Ačiū labai, kad žiūrėjot, lauksiu jūsų nuomonių, lauksiu jūsų diskusijų komentaruose. Tikiuosi nieko nesupyčiau ir nieko neužsundžiau su šia tema. Jeigu dar kažkokios temos norėsite išgirsti iš manęs, tai būtinai parašykite. Man bus įdomu padiskutuoti. Iki kito karto.